Sveiki, draugai, pirmadienis, šventadienis, laisvadienis. Tikiuosi, kad jūsų laisvadienis buvo geras. Bet laisvadienis ar ne laisvadienis, pirmadienis yra pirmadienis. Ir mes skaitome Tėvų taką. Jūs dėjote praeitą visą savaitę labai energingai pastangas. Aš tikiuosi, apie kurias mes kalbėjom praeitą savaitę. Šią savaitę labai gražios dvi sutas mes paimsim, kuriuose kalbama apie dvasinio gyvenimo, švento gyvenimo, dvasinio gyvenimo, to tyro gyvenimo tikslą. Kam, dėl ko, kam visą tai? Ir kam ne. Tas pamokymas duotas vienuoliams, žinoma, bet aš manau, mes rasim, kas rezonuos ir ne vienuoliams. Tai pasižiūrėkim, ką Buda turi pasakyti mums. Tai čia suta 35 ir 36. Šio vienuoliai švento gyvenimo praktikos tikslas ne žmonių apgaudinėjimas, ne savygera priešai žmonės, ne pralobimas, garbė ar išgarsėjimas ir ne įvaizdžio kūrimas. Betgi šio vienuolio švento gyvenimo praktikos tikslas yra tik susilaikymas ir teršalų palikimas. Tai čia pirmoji suta. Antroji suta. Šiuo vienuolio švento gyvenimo praktikos tikslas ne žmonių apgaudinėjimas, ne savygyra priešai žmonės, ne pralobimas, garbė ar išgarsėjimas ir ne įvaizdžio kūrimas. Betgi šio vienuolio švento gyvenimo praktikos tikslas yra tik tiesioginis patyrimas ir visiškas supratimas. Tai pirmiausia, kam neskirtas šventas gyvenimas, dėl ko? Ir Buda tai sako, todėl kad ir Budos laikais buvo tokių vienuolių, kurie vienuoliavo tam. Apgaudinėti žmonės, nes tu esi asketas, sakykim, ar tu esi kažkoks dvasiškai atrodantis žmogus, dėvintis kažkokią uniformą, nurodančią šitam pasauliui, kad tu pasišventęs esi dvasiniams dalykams. Bet galbūt tu tiesiog dėvi tos drabužius, bet viduj yra tuščia. Tai ne tam. Ne tam, kad dėvėti kažkokius drabužius, kažkaip specialiai atrodyti. Šventas gyvenimas yra ne tam. Dvasinis gyvenimas yra ne tam. Savygyra priešai žmonės. Koks aš dvasingas. Pažiūrėkite į mane. Šitie tai žmonės ten. Paprasti žmonės. O aš toks dvasingas. Tai ne tam. Pažiūrėkit, aš tą pasiekęs, aną pasiekęs, aš turiu ten sutelkties, ten whatever. Nušvytęs aš. Koks aš. Nepralobimas, garbė ar išgarsėjimas. Tai tikrai ne tam, kad gauti iš to pelno. Gyvenamas, dvasinis gyvenimas. Ne tam. Tikrai ne tam, kad gauti pelno. Ar garbę, ar tapti kažko garsus mokytojas meditacijos. Aš esu meditacijos mokytojas. Aš esu nušvytęs. Pasklinda tokie garsai apie tą žmogų pasaulyje ir eina ten minios ir aš turiu, nežinau, 100 mokinių ar dar kažką. Tai ne tam.
dvasinis gyvenimas nėra biznis ar politinė kompanija. tą svarbu suprasti. Jeigu jūs matot, kad kažkokia dvasinė praktika yra biznis ar politinė programa, gal geriau neikite ten. Nes ne tam yra šventas gyvenimas. Gerai, kam yra šventas gyvenimas? Susitvardymui, teršalų palikimui, tiesioginiam patyrimui, visiškam supratimui. Susitvardymas iš kur ateina? Jeigu mes tikrai žengiam dvasinio keliu, mes laikysimės moralės principų. Mes nežalosime. Mes susilaikysime nuo žalojimų aplinkos ir savęs, mūsų fiziniais veiksmais, mūsų kalba. Susilaikymas. Teršalų palikimas. Mūsų tikslas yra negauti garbės, netapti kažkuo, bet tapti nieko. Tuo, prie ko niekas nelimpa, kame nieks neužstringa. Tai palikti tos teršalus, palikti troškimą, palikti prisirišimus, palikti. Tiesioginis patyrimas, visiškas supratimas ko? Šitos realybės, šitos tikrovės. Dukos kilmės, dukos liovimosi ir kelią, kuris veda į tą liovimosi, tą visišką užgesimą. Tai yra tikslas. Tai tiesiogiai patirti tą užgesimą visų teršalų, visų prisirišimų, tą laisvę, kai nieką nebesiremame. Visiška laisvė. Tai yra tikslas. Visiškai suprasti, tiesiogiai patirti duką, tą patirtį, būti su ją. Tai yra šios bent jau praktikos, būdos, mokytos praktikos, to kelio tikslas. Visa kita yra visiškai nesvarbu. Tie dalykai, žiūrėkit, pralobimas, garbė, išgarsėjimas, tai yra pasaulietiniai dalykai. Jeigu mes praktikuojam tam, kad mes taptumėm kažkuo, kad mes praloptume, ar kad mes išgarsėtume, ar būtumėm žinomi, turėtumėm garbės ir taip toliau. Didelis pavojus. Koks pavojus? Tai yra pasaulietiniai reiškiniai. Ką tai reiškia? Kur yra pralobimas, yra netektis. Pralobimas nėra amžinas. Pralobimas, netektis. Garbė, kaip čia, dabar nežinau, žodžių priešingų garbė, kai panieka turbūt. Taip pat yra pasaulyje. Ir mes to nesukontroliuosim. Išgarsėjimas, ar mes garsus, ar mes nežinome. Mes to nesukontroliuosim. Tai natūraliai ateina ir išeina gyvenime. Jeigu tai tampa mūsų tikslas, praktikos, mes labai kentėsim. Kažkas iš pradžių gali gerbti ten, kažką ten, nežinau, ant rankų nešioti. O po to kažkas atsitiko ir laistyti kibirais visokių nešvarybių.
skleisti visokius galbūt nemalonės kalbas apie jūs. Tai yra visiškai natūralu, visiškai tai yra pasaulio dalis. Bet praktika yra tam, kad palikti visus teršalus, kad pažinti visiškai ir patirti, perprasti 4 taurasias tiesas. Tai yra tikslas. Tai tegul jums būna aišku, kodėl jūs praktikuojate. Tegul jums būna aišku. Ir tikrai ne tam, kad girdais, ar ne tam, kad įvaizdį kažkokį ten susikurti. Aš ten toks ar anoks, jogas, didysis jogas, budistas ar dar nesvarbu visiškai. Yra būti nieko, visiškai nieko. Ir palikti visus teršalus, negu tapti kažkuo ir nešioti savo prisirišimus, puikybę. Žymiai geriau būti nieko. Tai va, tai pamastykit, prisiminkit ir ištiesinkit savo tikslus, jeigu to reikia. Ir taip pat, tegul tai būna jums galbūt toks orientyras, kai jūs matot kažkokį lyderį dvasinį. Žiūrėkit, kokiais tikslais. Kas yra aplinkui, kokiais tikslais jisai lyderiauja. Žiūrėkite. Ir ką? Turbūt tiek, labai gražios šitas sūtos. Štai jums savaitę jums suvirškinti, ištiesite savo tikslus ir pasimatysim.